Pirmadienio info studijoje matysite. Miesto skola šiemet kamšyti padės sutaupyti 2 milijonai litų iš socialinių pašalpų eilutės. Minint vietos savivaldos dieną, net 3 Šiaulių regiono savivaldybės šiemet apdovanotos auksinėmis krivūlėmis. Nuteista trijulė vasarą apvaginėjusi centrinę Šiaulių turgavietę. Sveiki gyvi, Šiaulių televizijos eteryje darbą pradeda info studija. Kviečiame žiūrėti savaitgalio ir šios dienos svarbiausias aktualijas. Šiaulių biudžete socialinėms pašalpoms šiemet yra numatyta 11 milijonų litų, tačiau pasak miesto vadovų mažėjant bedarbystei ir dėl vykdomų programų tikimasi sutaupyti net 2 milijonus litų. Juos esą būtų galima skirti bent daliai skolų padengti. Mieste kone kasdien galima pamatyti besidarbuojančių šiauliečių, kuriems tenka atidirbti už gaunamas socialinės pašalpas. Šiaulių vadovai pripažįsta, kad vargingiausiai besiverčiantys gyventojai privalantys atidirbti už gaunamas pašalpas miestui padaro nemažai naudingų darbų. Tie žmonės, kurie atidirbinėja, tikrai padaro tik nemažai pas mus. Tai jeigu paimt vien tą plytelių klojimą, iš tų senų plytelių perkloti šaligatvius, iš viso virš 100, tai yra 1370 kvadratinių metrų įvairiausiose miesto vietose. Tai irgi labai naudingas ir labai reikalingas darbas. Šiaulių vadovai sako, kad šiemet miesto biudžete socialinėms pašalpoms yra numatyta 11 milijonų litų. Šių metų sausio mėnesį socialinėms pašalpoms skirta beveik 900 tūkstančių litų, o jau rugsėjai pašalpoms atsikėta tik kiek daugiau kaip 500 milijono. Išmokamų socialinių pašalpų mažėjimo tendencija rodo, kad metų pabaigoje būtų galima sutaupyti net porą milijonų litų. Tai prisidėjo prie to, kad nedarbas Šiauliuose mažas, nesiekia 6%, reiškia žmonės susiranda darbus, tai dėl to jau bedarbių mažiau ir socialinių pašalpų mažiau, bet kita tai mūsų aktyvi programa, kuri nurodo, kad žmonės norėdami gauti socialinę pašalpą turi mieste atidirbti per mėnesį 20 valandų. Ir ta sistema tikrai gerai veikia. Sutaupytas lėšas greičiausiai bus bandoma panaudoti miesto skolų kamšymui. Sveikatos specialistai tikina, kad per pastarąją savaitę išaugo sergamumas ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijų sukeltomis ligomis. Sergamumas padidėjo visuose Šiaulių apskrities rajonuose ir šiuo metu siekia per 50 atvejų 10 tūkstančių gyventojų. Daugiausiai sergančiųjų Šiaulių mieste. Čia iš 10 tūkstančių gyventojų serga 77. Didžioji jų dalis vaikai. Praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu sergamumas visoje apskrityje buvo mažesnis. Gripo atveju gydymo įstaigos kol kas neužfiksavo. Šiaulių apskrities asmens sveikatos priežiūros įstaigoms artimiausiu metu bus pradėtos dalinti gripo vakcinos. Apskričiai jų skirta daugiau kaip 11 tūkstančių. Valstybės biudžeto lėšomis nemokamai bus skiepijami rizikos grupėms priklausantys asmenys. Vyresni negu 65 metų, sergantys lėtinėmis ligomis, gyvenantys globos ir slaugos įstaigose, sveikatos priežiūros įstaigose dirbantys asmenys ir nėščiosios. Kitos naujienos. Geriausios šalies savivaldybės minint vietos savivaldos dieną buvo apdovanotos auksinėmis krivūlėmis. Šie metai itin sėkmingi Šiaulių regionui. Net 3 apskrities savivaldybių veikla buvo įvertinta krivūlėmis. Jau 8 metus iš eilės vietos savivaldos diena pažymima auksinių krivūlių dalybomis. Jų sostinėje išdalyta 14. Net 3 krivūlės iškeliavo į Šiaulių apskrities rajonus. Tokiais apdovanojimais puikuojasi Kelmė, Akmenė ir Šiauliai. Mūsų miestas šiemet įvertintas kaip vienas iš geriausių švietimo srityje. Šiauliams įteikta švietimo ministerijos auksinė krivūlė už lygių galimybių užtikrinimą švietimo sistemoje. Švietimo reformoje tikrai padarėme daug, ypač tinklo pertvarkos prasme. Taip pat atsirado nauja sportinė vidurinė mokykla, kuri nuo rugsėjo 1 dienos priima vaikus iš visos Lietuvos siekti sportinio meistriškumo. Šiaulių miesto savivaldybė turi tikrai gerą lopšelių darželių tinklą. Šiemet dar papildėme 5 naujom grupėm. Ir mamom tikrai yra galimybė atvesti savo atžalas į lopšelį darželį, gauti ten vietą ir būti darbo rinkoje. Taip pat mes turime tikrai nemažą tinklą spec ugdymo įstaigų.
Ši auksinė krivūlė jau 4. miesto istorijoje. Šiauliai yra gavę apdovanojimų iš Aplinkos ministerijos už aplinkosaugos projektą, iš Užsienio reikalų ministerijos už europietiškos tapatybės puoselėjimą, o iš Švietimo ministerijos net 2 krivūlės – 2005-aisiais už sėkmingą švietimo sistemą ir šiemet už lygių galimybių užtikrinimą. Minint vietos savivaldos dieną pagerbiami ir žiniasklaidos atstovai, rašantys rašinius savivaldos temomis. Jono Vileišio premiją šiemet pasidalijo 3 žurnalistai, viena jų Šiaulių krašto redaktorė Rita Žadeikytė. Radviliškyje iškilmingai paminėtas prieš beveik 100-metį šiame krašte vykęs pergalingas Lietuvos kariuomenės mūšis su bermontininkais. Miesto gyventojų ir svečių dėmesį kaustė ne tik milinėmis pasidabinę kariai, gatvėmis riedėję šarvuotis, bet ir itin detali mūšio rekonstrukcija prie istorinio malūno. Čia virė tikra kova, aidėjo šūviai, skriejo granatos ir krito kariai. Uniformuoti ir ginkluoti grenadieriai, žvengiantys žirgai, iškilmingai apsirėdžiusios damos ir Radviliškio miesto gatvėmis riedantis šarvuotis – išskirtinė eisena, skirta ypatingai progai. Taip Radviliškyje paminėta viena iš svarbiausių mūsų tautos kovų už nepriklausomybę. Prieš 95 metus šiame krašte vykęs pergalingas Lietuvos kariuomenės mūšis su bermontininkais. Miesto senosiuose kapinėse pagerbus žuvusius savanorius, išskirtinė visų miestiečių dėmesį prikaušiusi karių ir naktinio žygio dalyvių eisena patraukė prie istorinio Radviliškio vėjo malūno, kur antrą kartą Lietuvos istorijoje po 4 metų pertraukos atgimė nepriklausomybės kovų su bermontininkais akimirkos. Būtų gerai, kad ir šiandien ir žygio dalyviai, ir žiūrovai šitų idėjų ir tų minčių išsakytų dalį įsidėtų savo į širdį ir taip stiprintų savo istoriją ir Lietuvos nepriklausomybę. Tas žaidimas, sakykime, kabutėse, jis įkvėps tą jaunimą, kad reikia vis dėlto atstovėti už save, už tėvynę, už Lietuvą. Šūviai, riksmai, ginklų žvangesys, granatos sprogimai ir liepsnos – itin detali mūšio su bermontininkais rekonstrukcija. Lietuvos kariai vėl susikovė su jungtine rusų vokiečių kariuomenė ir aidint audringiems gausiai susirinkusių žiūrovų aplodismentams šventė skambią pergalę. Abejingo šiam renginiui neliko nei vieno, nors tikro karo dvasią pertikti itin sunku, organizatorių darbas ir dalyvių aktoriniai sugebėjimai pranoko lūkesčius. Tądien daugelis pasijuto lyg tikrame mūšio lauke. Patiko labiausiai tie šaudymai, kaip karas atrodo, įsigandau, dažnai, šauda atrodo kaip karo metu. Mes čia pirmą kartą atvykome iš Lenkijos. Viskas čia mums labai patinka. Patinka atmosfera, scenarijus. Labai malonu. Renginyje greta senojo Radviliškio malūno dalyvavo karo istorijos rekonstruktorių klubai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir kitų šalių. Renginio organizatoriai teigia, kad Radviliškio mūšio su bermontininkais atkūrimas – interaktyvus būdas gyventojams pristatyti šalies istoriją, o tuo pačiu ir itin kruopštaus darbo reikalaujantis procesas. Tai yra vienas prestižinių klubo renginių, jau jam atiduodam visus save ir iš tikrųjų buvo daug planuota, daug detalių, nuo esminių pozicijų iki mažiausių smulkmenų. Šiemet, matėte, naudota buvo kavalerija, žirgai, šarvuotis buvo panaudotas, tai iš tikrųjų padarė pergalę žymiai įdomesnė, patrauklesnė. Sukakčiai paminėti skirta ne tik ši išskirtinė mūšio rekonstrukcija. Visą dieną Radviliškyje vyko įvairūs renginiai. Kultūros centre rengtas seminaras Radviliškio duoklė Lietuvai. Taip pat aukotos šventos mišios už mūšyje žuvusius. Atidaryta fotografijų paroda Misija įvykdyta Radviliškyje. O po atkurtų kovų startavo ir naktinio žygio, pergalių ir kovų keliais dalyviai. Pagal galimybės pasirinkę jiems patraukliausią distanciją. Lietuva turi žirgą, galima sakyti, grožio rekordininką. Klaipėdos rajone auginamo žirgo pumpuro karčiai registruoti kaip ilgiausi. Nors iki pasaulio rekordų jam dar toli, tačiau Lietuvoje jis jaučiasi kaip tikra žvaigždė. Eržilas Pumpuras iškilmingai žengia į Šiaulių arenos vidurį. Žirgas per kliūtis nešoks, jis jau jaučiasi kaip tikra žvaigždė. Elegantiškai plaikstosi jo ilgi dvispalviai karčiai. Ko gero ilgiausi karčiai, kokius tik turi žirgas Lietuvoje. Nediduko vos 145 cm ties ketero aukščio žirgelio karčiai 130 cm. Tai naujas rekordas. Tokio rekordo šalyje dar nebuvo registruota. Klaipėdos rajone pumpurą prižiūrintis ir pasirodymo gudrybių mokantis raitelis Severinas sako, kad užauginti tokius karčius visų pirma nelengvas darbas arklio prižiūrėtojui.
daug naudojam ir šampūnų, ir kondicionierių, kad juos posėlėti, kad juos iššukuoti. Kiekvieną dieną, savaitę kartą bent jau juos visuomet perpinam kasas, nes garde, kada stovi, tai jisai, tu prasme, vis tiek žirgas jisai gulasi, valiojasi, tai kad neprisimintų savo karšių, tai jos ir pinam į kasytes. Per 9 metus, tiek šiam žirgui metų, karčiai nė karto nekirpti. Dėl to pumpuras jaučiasi išskirtinis ir kaip dera žvaigždei išmoko mėgautis grožio procedūromis. Aš taip įsivaizduoju, šiaip jisai medituoja visuomet. Kada jam šukuoja karčius, kada jam plauni, jisai medituoja, jisai mėgaujasi tuo. Viešai ilgiausius Lietuvoje žirgo karčius matavusi ir rekordo fiksavimui medžiagą rinkusi nepriklausoma veterinarijos gydytoja sako, kad šio rekordo fiksavimo tikslas tiesiog pradžiuginti žmones. Žirgas iš vis yra emocija, žaislas, nuotaika visuose renginiuose, kurie susiję ne tik su žirginiu sportu, bet ir festivaliuose. Ir yra gražu. Arklys supintas, arklys paruoštas. Jeigu dar palaidi karčiai, tai iš vis yra gražu ir tai yra parodoma, kad tu gali rūpintis ne tik savo plaukais, žirgu, jo karčiais ir išpuoselėti tokį grožį. Tiesa, iki pasaulio rekordininko karčių, kokių 3 metrų gražiųjų kasų, pumpurui dar toli. Tačiau šeimininkai mano, kad kasmet Lietuvoje jam nebus lygių, o karčiai bus vis ilgesni, taigi ir rekordas vis kitoks. Pumpurą prižiūrinti Severina sako, kad vargu ar kuris žirgas šalyje artimiausių metų tokiu grožiu galėtų varžyti su pumpuru. Šį kartą tiek naujienų, toliau kriminalai, sportas ir orai. Darbingos jums savaitės. Now Info studijos kartojimą raiškiuoju HD formatu galite žiūrėti internetu www.stv.lt. Kiekvienas einame savo keliu. Svarbiausia kelyje būti matomu. Net asilas žino, ko tam reikia. Prisisėkite atšvaitą, būkite matomi. Šiaulių apylinkės teisme nuosprendį išgirdo jaunuolių trijulė vasarą apvaginėjusi Šiaulių centrinę turgavietę. 19 metų broliai dvyniai Petras ir Povilas Gapševičiai ir metais jaunesnis jų draugas Eligijus Jonaitis vogti iš turgaus pastatų ėjo iš neturėjimo ko veikti. Birželio 29-ąją, kai turgus jau nebedirbo, trijulė atvažiavo iš Zoknių ir nutarė pavogti, ką nutvers. Petras Gapševičius saugojo, kad kas neužkluptų, o jo brolis dvynys su draugu įlindę į vidų prisikrovė kišenės saldainių ir cigarečių. Po kelių dienų abu broliai sulindę į turgaus prekyvietę vėl vogė. Šį kartą cigaretes, mėsą, dešras. Po kelių dienų Liepos 6-ąją trijulė vėl atėjo vogti. 18-metis Eligijus Jonaitis žiūrėjo, kad vagiančių brolių kas neužkluptų, o šie pavogė 3 butelius degtinės. Trijulė matyt jautėsi nepagaunama, nes apiplėšti turgavietės vėl sugrįžo. Povilas Gapševičius eidamas kartu su Jonaičiu per langą pamatė nešiojamą kompiuterį, plytgaliu trenkė į langą ir išsinešė maždaug 500 litų kainuojantį kompiuterį. Jį Lombardė užstatė už 100 litų. Dar vieną langą Povilas Gapševičius išdaužė tiesiog pasimėgaudamas nusikaltimais. Netrukus trijulė sulaikyta, broliai dvyniai teismo laukė areštinėje. Apylinkės teismas griežčiausiai nubaudė jau teistą Povilą Gapševičių. Subendrinus bausmę jis kalės 2 metus ir 3 mėnesius. Jo broliui dvyniui skirtas 60 parų areštas. Laikoma, kad vagis bausmę jau atliko, nes tiek laiko praleido areštinėje. Vienintelis laisvėje teismo laukęs 18-metis Jonaitis areštinės neišvengs. Teismas jiems skyrė 2 mėnesius arešto. Tai išgirdęs jaunuolis susvirduliavo ir advokatui skundėsi, kad jam bloga. Kiek palūkurėvės išėjo iš teismo lydimas panašaus amžiaus draugo. Sukčiai siautėjo Radviliškio rajone. Per 3 dienas jie apgavo net 3 pagyvenusius žmonės. Paskambinęs 92 metų moterį, sukčius prisistatė jos anūku ir papasakojo graudžią istoriją, kad neva sužalojo mergaitę ir reikia pinigų žalos atlygiui. 1500 litų moteris atidavė atėjusiam nepažįstamam vyrui. 65 metų moteris sukčiai apgavo dar paprasčiau. Paskambinusi moteris prisistatė drauge ir paprašė 500 litų. Esą sužeidė mergaitę ir reikia atlyginti žalą. Pinigus patikli radviliškietė atidavė atvykusiai nepažįstamai moteriai.
86 metų Aukštelkų kaimo gyventojas sukčius apgavo prisistatęs policijos pareigūnu. Vėl pasikartojo graudenanti istorija apie draugę sužalotą mergaitę ir žalos atlyginimą. Senyva moteris pinigus atidavė nepažįstamajai. Visi apgautieji atsipeikėjo tik atidavę pinigus ir po to pasidomėję, ar tikrai jų artimieji pateko į bėdą. Nekilnojamojo turto agentūra Landsale superka įvairios paskirties žemės sklypus, butus, namus ir kitą nekilnojamąjį turtą bei tarpininkauja parduodant. Savaitgalį Šiauliuose riaumojo motociklai. Čia vyko jau 8 metus iš eilės Šiaulių motokroso klubo organizuojamos tarpmiestinės varžybos. Dėl geriausios komandos titulo varžėsi Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Plungės, Kelmės, Anykščių sportininkai. Varžybose šiemet dalyvavo 16 komandų, kai kurie miestai turėjo net po kelias. Kiekvieną komandą sudarė 3 geriausi sportininkai. Mūsų miestui atstovavo 1 komanda. Šiauliams 3 vietą iškovoti padėjo Rytis Garbačiauskas, Arūnas Ramanauskas ir Nerijus Neimantas. Prieš 2 metus Šiauliai šiose varžybose buvo pirmi, o šiemet koją esą pakišo geriausio Šiaulių motokrosininko Vytauto Bučo patirta trauma. Šių metų čempionų taurė iškeliavo į Plungę, antrieji liko Biržai. Varžybų organizatoriai sako pastebintys, kad kasmet dalyvių vis daugėja. Tarpmiestinės motokroso varžybos yra tarsi baigiamasis sezono renginys. Kuomet baigėsi oficialus varžybų sezonas, geriausios miestų komandos kovoja dėl pereinamosios taurės. Kitąmet taurė ir vėl bus atvežta į Šiaulius. Kiek kartų teko gaišti laiką kviečiantis taksi? Dispečerės atsakymas: šiuo metu laisvų automobilių nėra. Pamiršk taksi numerius ir nebemokėk už skambučius. Kviesk su e-taksi. Programėlė automatiškai nustatys tavo buvimo vietą ir perduos užsakymą arčiausiai esantiems vairuotojams. Nešvaistyk laiko laukdamas taksi lauke. Gauk pranešimą, koks automobilis ir už kiek laiko atvyks. Atvykstantį taksi gali stebėti žemėlapyje gyvai. Būk išmanus, kviesk greitai ir patogiai. Antradienio orai nedžiugins. Sinoptikai prognozuoja lietingą rudens dieną. Šiąnakt palynos, o termometro stulpelis laikysis ties 9 padala aukščiau nulio. Rytoj dieną temperatūros svyruos tarp 13–15 laipsnių šilumos. Iki vidurdienio debesis išsisklaidyti neketina, tad derėtų nepamiršti skėčių.